Sveiki, tai aš esu Rasa iš Pokyčių akademijos ir šalia manęs yra Marius Jansonas, nepriklausomas finansų ekspertas, ir Jurijus Slavas, Starfish Academy lektorius ir treneris. Mariau, man yra suprantama, kad kai poros susiduria su finansiniais reikalais, natūralu, kad gimsta kažkokios emocijos. Ir apie emocijas yra laikas kalbėti visur ir visada. Yra tinkamas laikas. Dabar aš turiu klausimą tau dėl finansinių klausimų. Tarkim, mes turim porą, kuri turi finansinius kažkokius įsipareigojimus, būsto paskolą, apie kurią abu labai gerai supranta. Jiems yra paaiškintos sąlygos kažkokio banko specialisto, ar ne, jie abu kaupia antrą ir trečią pakopą, kur investavimo kryptis parinktos pagal jų amžių, pagal toleranciją rizikai. Ką jie dar gali gauti finansų savaitgalį? Ar jiems verta atvykti finansų savaitgalį, kai jie abu lyg ir supranta savo sutartis, jų naudą, jiems yra išaiškinta? Tai čia visada dažniausiai yra ta problema, kad žmonės žino, kad jie turi finansinių sutarčių, turi įsipareigojimų, jie žino, kad kiekvieną mėnesį turi mokėti mėnesinės įmokas, viskas yra tvarkoj. Bet klausimas, ar jie žino, ar iš to mokėjimo, kad jie mokės kiekvieną mėnesį banko ir iš to turi naudos. Nes kiekviena finansinė sutartis yra susijama su kažkokiu pelnu, galbūt taip. Nes jeigu žmonės kažką investuoja, perka gyvenamą būstą, ten turi kažkokį galbūt gyvybės draudimą, kažkokius investicinius fondus kaupia, ar šiaip santaupas kaupia, natūralu, kad reikia žiūrėti truputį į priekį ir žiūrėti, kas iš to gausis. Nes mes irgi galbūt nežinau, jeigu gėlės ten moteris sodina, tai supranta, kad ją reikės laistyti teisingai. Jeigu jos nelaistys, tai natūralu, taip ir baigsis. Tai čia, žinokis, nieko aš naujo nepasakysiu. Aš prieinu prie to, kad taip, mes visi šeimos turim po kelias finansinės sutartis. Bet kaip gėlės laistom, tai finansinės sutartis jas reikia prižiūrėti. Bet koks investuotojas pasakytų, kad jeigu yra neprižiūrimos investicijos, jos visada atneš tik tai nuostolį. Taip, nebent stebuklas kažkoks įvyks, bet čia galbūt, nežinau, iš 1000 gal vienam gali taip įvykti. Bet šitoj vietoj tą mes ir akcentuojam finansų savaitgalį, dėl ko ir tie visi specialistai yra pakviesti, kad visi specialistai, kurie prižiūri, dirba su šeimom, prižiūri visas finansinės sutartis, tiesiog asociacijos ir buvo mintis, kad sukviesti juos į vieną vietą ir kad žmonės skirtų bent vieną kartą, vieną dieną į metus, kad pasižiūrėtų savo finansinę sutartį. Daug būna tokių atvejų, galbūt iš 10, kokie 3-4 pamato, kad tos finansinės sutartys joms naudos neduoda ir jie visai ne tą pasirašė, ko jie tikėjosi. Pavyzdžiui, turi 100 000 paskolą eurais, o pavyzdžiui, apsidraudęs yra tik ant 10 000. Klausimas, kam tada tokia sutartis? Teisingai, ją reikia tiesiog perdaryti, ne, kad šeimai būtų saugu. Jeigu jau turi finansinę sutartį, moki kiekvieną mėnesį kažkokias įmokas, tai reikia žiūrėti, kad jinai atitiktų poreikių šeimos. Taip. Tai finansų savaitgalis yra tam, ne? Kaip sakau, palaistyti savo visas... Tai šiaip dabar mūsų žiūri pora nuo sofos ir galvoja atvykti ar ne į finansų savaitgalį. Pasakyk vienu žodžiu. Atvykti, jeigu vienu žodžiu, ir galiu pasakyti, kam neatvykti, taip? Taip. Kurie galvoja, kad augalai auga be vandens, taip, ir galvoja, kad išviešės ir jiems suteiks malonumą, grožį, tie augalai, kurių nelaisto žmonės. Tai su finansiniam sutartim tas pats, jeigu jūs tikrai taip galvojat, kad jų nereikia prižiūrėti, kad jau bankas viskom pasirūpino, gyvybės draudimo konsultantai jau padarė sutartį ir jau jie padarė tą dieną prieš 5 metus viską, ką galėjo ir daugiau nieko negalima padaryti. Tada taip, mes jums niekom nepadėsim. Jeigu įsidėliai susitvarkėt savo finansinės sutartis ir galvojat, kad jų nereikia prižiūrėti, tada taip, mes jums nepadėsim. Bet aš reziumuoju Mariaus atsakymą, taip, atvykit, palaistysim. Jurijau. Klausau. Tu minėjai, kad poros atvykę į finansų savaitgalį pasirinkę Gold, Mariau pataisyk mane, Gold programą, jie gaus galimybę sudalyvauti 11 mėnesių, 11 savaičių programoje, kaip ir finansinio IQ ugdymas. Ką tu pasakytum tokiam žmogui, kuris dabar žiūri mus nuo kitos jau sofos, taip tam. Ir jis sako, kad
Tegu man pakelia atlyginimą ir man nereikės jokio Jurijaus ir jokių jo mokymų ir aš pats sugebėsiu kaip susitaupyti. Būtent dėl to ir yra mūsų mokymai, tam, kad tokie žmonės suprastų, kad ne atlyginimo pakelimas yra išsigelbėjimas, o tai, kad reikia išmokti įdarbinti savo tos pinigus. Taip, tai apie ką yra 11 savaičių mokymai, jie yra apie tai, kaip ne atlyginimo kelimo būdu siekti tos savo finansinės nepriklausomybės ir laisvės, o galiausiai išmokstant įdarbinti pinigus tiek, kiek jų ir yra, taip juos didinti ir tokiu būdu susikurti savo kitokius pajamų šaltinius. Ir nesitikėti kas kartą, kad, na, va, pakels man dar atlyginimą ir bus dar geriau, taip, bet įdarbinti esamus savo pinigus. Tad jeigu toks žmogus ant sofos sėdi, tai pirmiausia, jam ir yra 11 savaičių kursas. Jam, kad jisai ateitų į jį, kad jisai pamatytų visumą pirmiausia, kokie yra finansų valdymo pagrindai, dėl ko būtas, kuriame jisai gyvena, nėra aktyvas, kaip dažnai žmonės galvoja, prisėmė paskolų, apie ką Marius kalbėjo, taip. Ir dėl ko verta galvoti apie kitokius pajamų šaltinio kūrimus, būdus, tam, kad netgi tą savo paskolą, tos procentus, kuriuos mes mokame bankams, būtų lengviau kompensuoti ir tokiu būdu, sakykime, susikurti savo kitokį tą finansinį pagrindą. Tu ne pirmą kartą vedi šitos mokymus, ne? Ar yra tavo mokymų istorijų, tokių gražių atvejų, sėkmės istorijų, kai žmonės per tą 11 savaičių kažkaip pasikeičia jų gyvenimai? Vienareikšmiškai, sakykime, įvairiai priklausomai nuo žmogaus noro pasikeisti kažką ir padaryti, tai, bet jeigu pasižiūrėtų, sakykime, tie žmonės, kurie dabar galvoja, ar verta būti 11 savaičių, į atsiliepimų žmonių, kurie jau yra, tai jie pažymi labai skirtingus pokyčius. Pavyzdžiui, vienas iš mūsų dalyvių, jisai turi savo nuosavą verslą, sakykime, smulkų verslą, įvertina tai, kad mokymų metu jam kūrybinės čakros atsivėrė tiek, kad mokymų kaina atsipirko 20 kartų. Tai aš manau, kad tada kažkoks pokytis įvyksta, taip, tose smegenyse. Nes mūsų pagrindinis tikslas yra padėti žmogui pradėti keistis nuo mąstymo. Nes aš įsitikinęs esu, kad jeigu jisai žinos tiksliai vien tik taip, kaip suvaldyti savo finansus, bet vis tiek galvos apie tai, kaip tu sakei, apie tai, kad man reikia padidinti atlyginimą, tai niekas nepasikeis. Todėl pirmiausia, turim keistis nuo mąstymo. Ačiū. Tai rezumuojant, ką pasakė Marius ir Jurijus, noriu pakviesti visus į finansų savaitgalį, kuris įvyks lapkričio 7-8 dienomis.